praėjo 7 metai. Laukiam 2 mergaičių. Buvo labai džiugus laukimas, viskas atrodė labai sklandžiai. Norėjau, jau ruošiausi neštukių fotosesijom, ieškojau aptemptų suknelių, pilvas dar nebuvo toks ypatingai ryškus. Vieną vakarą pasijutau labai blogai, buvo blogi tyrimai ir jau teko skubėti į Santaros klinikas, labai blogo stovio. Ir jau mačiau sunerimusius daktarų veidus. Ir staiga toks klausimas, ar jūs sutinkate nutraukti nėštumą. Tai ta frazė buvo man labai keista, man skambėjo, kad daryti abortą. Nes, nepratus prie daktarų terminų. Tai kai mes jau žinom, kad motina gimdys neišnešiotą naujagimį, tai pagrindinis slaugytojas paruošia vietą, kur priimsime naujagimį. Tai savo skyriuje mes atitinkamai kokio svorio gims ir kiek gestacinių savaičių naujagimis paruošiam arba inkubatorių, arba šildomą stalelį. Suruošiam priemonės, patikrinam kvėpavimo aparatus. Tuomet keliaujam į gimdyklą, ten taip pat paruošiam šildomą stalelį, paklojam plėvelę naujagimiui, paruošiam gaivinimo priemonės ir jau laukiam naujagimio. Jam gimus stabilizuojam būklę ir transporteriu, mes persikeliam atgal pas save į skyrių ir jau tie planiniai darbai, kuriuos ir rutiniškai kiekvienam naujagimiui neišnešiotam daro. Auksinė valanda yra pirma. Per 1 valandą mūsų veiksmai daug ką irgi nulėmė, kad tas vaikas, sakykime, išgyventų pradžioj. Paskui 3 paros yra tokios kritinės. Tarkim, nuo 22 iki 28 savaičių kategorija tų žuvusių gimdoje yra šiek tiek didesnė dalis negu tų, kurie yra didesni, reiškiasi virš 28 savaičių gimstančių negyvų. Buvo 27 savaitės, tai jau kaip ir žinojau, kad mažoji lėčiau vystosi, nes buvo tik 600 gramų mūsų agotėlė, o Milda jau palyginus dičkę 940 gramų. Jai sekėsi geriau. Tai kai jau galėjau užeiti reanimaciją, labai greitai buvo atsukta į kitą dukrytę, kad turiu jau koncentruotis, kaip išgelbėti, pagelbėti ir sustiprinti savo Mildą. Kiekvienas atvejis yra skirtingas, individualus, skausmingas abiem pusėm ir niekada nebus taip, kad kažkas kažko specialiai nepadarė. Kai mes dirbam ir jau numatom jau tą blogą naujagimio baigtį, tai informuojam tėvus ir suteikiam tokią galimybę tas paskutinės akimirkas tėvam būti šalia vaikelio. Jau po mirties mes atsiklausim tėvų, nes vėlgi kiekviena situacija individualiai ir visi tėvai skirtingi, kad yra tokia galimybė palaikyti vaikelį ant rankų. Tai yra su juo taip atsisveikinti. Jeigu tik tėvai nori, visada, absoliučiai, ar 40 savaičių gimdo, ar 22, viską leidžiam, kaip tėvai nori. Jeigu būna šalia vyras ir mes juos paliekam ir vienus, ir pagėdėti, ir išsiverkti žmonės turi. Tiesiog, kaip sakyti, mes turim privesti šeimą prie pasisveikinimo ir atsisveikinimo su savo kūdikėlio prie to taško. Tuose atsisveikinimuose būna žymiai daugiau fizinio ar ne kontakto. Ir vėlgi galbūt drąsiems ir leisti žmonėms kalbėti apie tai, kaip jų vaikelis atrodė ir netildyti. Galbūt verta leisti kalbėti apie tai, ką jis buvo panašus, kalbėti apie jausmus, kurie kilo, kalbėti apie neapibrėžtumą ir vėlgi išbūti tais tokiais atvirais klausytojais šalia, bet jokių būdų nesmalsauti, neklausti, nelysti, neskubinti, tiesiog tyliai būti šalia. Jeigu tėvai pareiškia norą, kad jie nenori matyti vaiko ar kūno, sakykime, ar nenori atsisveikinti, tai yra gerbiama jų nuomonė. Atsisako kartais visai nemažai tėvų,
Bet mes tada informuojam, kad bus lengviau taip paleisti, išgyventi tą skaudesnį netektį. Kad paskui nebūtų, kad aš turėjau vaiką, aš pagimdžiau, bet aš jo net rankose neturėjau. Tai paskui tėvai dauguma iš tikrųjų persigalvoja, kad tikrai nenori net žiūrėti, liesti, yra labai retai. Kad tikrai jie išsigandė, tikrai bijo ir nenori net kaip tokio prisiminimo. Kartais yra ir taip. Ir kažkas atsitinka to žmogaus gyvenime, kad jis yra laidojamas valstybės lėšomis. Ir tokių kas 3 mėnesius Vilniaus mieste mes tarp 18-20 kelių žmonių palaidojam. Ir visada tame skaičiuje visą laiką stovim 1, 2, 3 mažos urnelės su užrašu, naujagimis, embrionas. Kartais tik tai parašyta naujagimis, kartais parašyta vardas, kartais parašyta vardas ir pavardė. Ir už to sumno slypi žmonių gyvenimai, žmonių likimai. Kažkas apie tą vaiką svajojo. Tas vaikas buvo pradėtas. Mama patyrė pačią nuostabiausią savo gyvenimo istorinę kelionę. Ir paskui nežinau, kas turi atsitikti, kad tas vaikas yra laidojamas valstybės lėšomis. Jie kartais galbūt galvoja, kad tokiu būdu, jeigu aš neturėsiu savo vaiko kapo, jeigu aš nepamatysiu savo vaiko kūnelio, tai tarsi aš tuo metu nesu mama, man tas dalykas nesuskaičiavo ir pradėsiu kažkada nors įsilaižiusi savo žaizdas toliau kabintis, toliau gyventi. Bet taip nebūna. Jaučiausi kažkokia, ne tokia kaip visi, kad labai vieniša, ir labai kalta. Kad aš, visi pagimdo sveikus kūdikius, daktarai neturi jais rūpintis, tokia, kad pasaulis toliau sukasi, o man jisai sustoja. Tai dėl to tos bendrystės, to dalinimosi, manau, tikrai reikia. Ir dėl to aš šneku. Neišvengiama, kad mūsų santykis su savimi netektyje beprotiškai keičiasi ir net tas pokyčio taškas gali būti labai įvairus. Nuo kaltės, kuri yra dažniausiai, kad aš kažką padariau ne taip, aš bendrai per gyvenimą dariau kažką ne taip, tai yra bausmė man už ankstesnius pasirinkimus, už ankstesnius sprendimus gyvenime, už ankstesnį elgesį. Lygiai taip pat netektis, priklausomai nuo to, kokiam aplinkybėm jinai vyksta, gali atnešti gilesnės prasmės apie tai, kad tokia mano misija žemėje, kad mano tikslas buvo priimti, palydėti geriausiai įmanomų būdų šitą vaikelį, kurio gyvenimas buvo per trumpas. Kas man buvo jautriausia, tai va ten, kur kaip ir pastiprino mano kaltę. Tai mano ginekologė pasakė, aš suprantu, kad jinai čia taip pati sutriko ir pati reagavo, kad, ėjot prieš gamtą su dirbtiniu apvaisinimu. Ir jau taip nutiko. Ir taip, jau čia prideda kaltės arba ten. Oi, aš irgi dvynukus nešiojau, tai kodėl tu negulėjai kaip kokonas visą laiką, kodėl tu aktyvų gyvenimą gyvenai? Aš manau, ko geriau nesakyti, tai yra, kad viskas bus gerai, praeis, arba, pavyzdžiui, tėvams sakyti, jūs dar jauni, jūs dar susilauksit, nes, šitie žodžiai neguodžia. Ir jie tuo momentu tą skausmingiausią akimirką išgyvena ir, čia iš tikrųjų labai sunku net pasakyti, koks tas sakinys turėtų būti, kad juos paguosti, aš manau, tokio nėra. Nes vaiko netekties skausmas, aš nežinau, kokiais šiais žodžiais galima jį paguosti, kažkaip nuraminti. Personalui, manau, jeigu tu kartais ir nežinai, ką sakyti, gal kartais užtenka ir tiesiog buvimo šalia, nepalikti tų tėvų vienų, padėti išgyventi tą skausmą, tiesiog kartais ir būti šalia. Bet kas, net galbūt pokalbis su tą patį išgyvenusią mamą gali būti gydantis. Labai svarbu rasti jėgų neužsidaryti, bent su vyru pasidalinti, bent su mama ar seserim pasidalinti. Bet man atrodo, kad tik pasidalintas skausmas gali tapti pakeliamu. Tada tai ištiko pirmą kartą. Tai tu net, tu tam niekad nesiruošiai.
net ten nujausdama, kad visko gali būti, tu gyveni viltim, kad tu, nežinau, kalbi užkalbėjimus, tu ten šaukiesi savo promotės, ar ten ką, tu ten gulėdama guli ten kiekvieną tą vaistą iki paskutinio gramo išgeri, kad viskas būtų gerai. Tai aišku, kai tave tai ištinka, norėtųsi, kad tu nesijaustum, kad tu vienintelis pasaulyje pirmą kartą gyvenime ligoninėje su tuo susiduria. Ir labai dažnai tokiuose patirtyse būtent atsiskleidžia tikėjimo lobis, tikėjimo grožis. Ir jeigu tas, kuris turėjo gimti arba gimė ir iškeliavo ir sugrąžino tėvus, tėtį ir mamą į santykį su Dievu, tai čia laimėjimas ar pralaimėjimas? Čia pati didžiausia žmogaus misija. Žodžio netaręs, galbūt net oro neįkvėpęs. Jisai suvedė tėtį mamą su Dievu, jis juos padarė tikinčiais. Jo gyvenimas iš esmės pasikeitė. Ir tai yra per maža misija.